Beopet vardan tikros draugystės. Sveiki, mėlyjei. Na kągi, nepajutom, kaip prabėgo vasara ir tiesiog prasidėjo ruduo, drėgnos dienos, anksti temsta. Kaip nebūtų keista, mes labai daug šnekam apie tai, kad laikrodžio sukyti nereikėtų ir tai tęsiasi jau daug metų, bet vis tiek išliekam prie to pačio. Taigi, vėlais, tamsiais, ilgais vakarais tiesiog norėtųsi galbūt pasėdėti dažniau prie akvariumo, atsigauti, kaip sakyti, nuraminti nervus savo ir šiandien mes galbūt ir sugrįšim šiek tiek prie akvariumistikos. Taigi šiandien laidoje mes matysime šiek tiek naujienų, kas liečia akvariumų įrangą. Nu ir kągi, šiandien susitiksim vėlgi su, aš kaip sakau, tai yra vunderkindai turbūt vaikai, kurie ne pagal savo metus kažką žino. Sveikas, Gintarai. Labai malonu tave matyti. Praėjo vasarą, nepajutom. Ir šiandien mes vėlgi norėtumėm sugrįžti prie akvariumų. Gal galėtum kažką taip papasakoti iš savo veiklos, ką nuveiki per vasarą? Sveiki, malonu vėl susitikti su jumis visais. Ir vasara, kaip visada, prabėgo labai greitai. Ir kiek turėjom laiko pailsėti, kiek turėjom laiko pasivažinėti kitur. Dabar atėjo ruduo, metas matyti vėl sugrįžti, atidžiau pasižiūrėti į savo augintinius namuose, į savo akvariumus ir galbūt skirti jiem daugiau rūpesčio. Kaip visada pavasaros, aš jau esu minėjęs, akvariumai biškį praranda savo žavesį, turbūt gal, kad ir mes mažiau jiems laiko skiriam, bet karštasis laikas baigėsi vasarą ir dabar sugrįžta ir žmonės vis daugiau prie savo akvariumų. Pas vienus daugiau dumblių atsiranda, pas kitus kai kurios žuvytės išmirė. Bet tai yra gamta, tai yra natūralu, viskas keičiasi ir mes pasiruošę pagelbėti žmonėm, padėti, kad tie akvariumai vėl įgautų savo pirmykštę gražią išvaizdą ir vėl džiugintų savo šeimininkus, nes dar kartą pasikartosiu, mes esam atsakingi už šios mažus gamtos lopinėlius savo namuose, nes jeigu ne mes, niekas daugiau jais nepasirūpins. Akvariumas, kaip esu sakęs, mums padeda išsaugoti tą būtent ramybės, būtent šios akimirkos dabarties momentą čia ir dabar, kada mes galim pabūti ramioje meditacijai, pakarpyti augaliukus, pasirūpinti, pakalbėti su savo žuvim. Ir, kaip minėjau, ruduo yra būtent tas metas, kada, kaip tu pats sakėjai, vakarai ilgesni, mes šitiem dalykam galim skirti žymiai daugiau laiko. Amanijui, kas vyko per tą laiką, dar stengiamės atsivežti vis daugiau žuvų įvairovės, nes, kaip žiūriu, žmonės labai domisi retesniem žuvytėm, kurios galbūt rečiau pasiekia Lietuvą, bet tai yra džiugu ir stengiamės šitą jų poreikį tenkinti. Tai, sakykime, kas liečia žuvis ir jų įvairovę, aš paprašysiu papasakoti savo dukros, kuri, kaip sakei, tikrai vunderkindas, bet aš tiek lotyniškų pavadinimų nežinau, kiek jinai žino. Kaip jau esu minėjęs, kuo daugiau augalų akvariume, to mūsų aplinka bus sveikesnė ir deguonies daugiau akvariume, ir bakterijos jaučiasi geriau, ir žuvis. Na, taip sakant, susidaro ta aplinka kaip gamtoj, uždaras ciklas azoto. Kaip žinome, angliarūgštė yra pagrindinis maisto šaltinis. Čia nieko sudėtingo nėra, tiesiog cheminės reakcijos pagalba išsiskiria anglies dvideginis, įpilamas vanduo, susiberia milteliai į talpą ir pastačius prie akvariumą mes gauname mėnesį 2 augalų aprūpinimą angliarūgštei.
daugumai žmonių, sakykime, įsigyti tą brangią angliarūgštės įrangą yra tikrai didelė prabanga, nes jin kainuoja ne 100. Na, sakykime, šitos mažos sistemėlės jos pakankamai gerai aprūpina augalus pagrindinę maisto medžiagą ir, sakykime, augalai gali tada džiuginti mus vešliu augimu. Galima pasisodinti kažkokį retesnę rūšį ir raudonų augalų. Tai yra būtent tas minimumas, su kuriuo augalai gauna tą gražią išvaizdą. Be abejo, prie viso to reikia pridėti ir gerą apšvietimą, trąšas ir kitus faktorius, kaip minkštą vandenį. Dar tu norėtum mums čia pristatyti kažkokią tai naujovę, kas tai yra? Tai trumpai parodysiu. Aišku, atkeliauja ir pas mus nauji dalykai. Gal tai nėra labai didelė naujovė. Būtent tie žmonės, kurie domisi japoniškais akvariumais ir jų labai švarių užlaikymų, jų estetinė išvaizda, tai yra susidūrę su išmetimo vamzdeliais. Tai yra išorinio filtro išmetimo vamzdeliai, lilipaipai vadinami, kurios pirmieji pradėjo naudoti japonai, būtent Takashi Samano su savo pirmaujančios įmonės technologija sukūrė, tai dabar atkeliauja ir po biškį ir pas mus. Ir jeigu, sakykime, akvariumas yra japoniško stiliaus, jisai yra gan skaidrus, ten vyruoja pievos augaliukai, tai kad neužgriozdinti jo plasmasiniais, ta prasme, vamzdžiais, kaip mes žinom apie visus filtrus, yra plasmasiniai išmetimo įtraukimo vamzdeliai, būtent jie yra stikliniai ir jie praktiškai akvariume yra nematomi, tai yra šiokia tokia naujovė, bet tai teikia gan tikrai neblogą estetinį vaizdą, tas akvariumo įranga beveik neužgožia akvariumo grožio. Ar žmonės turėtų bijoti, reiškia, tokių dalykų, kaip ten, kažkas tokio atsitinka, kai jau, reiškia, mums nebepatinka tas akvariumas ir mes norėtumėm kažką tenai iš esmės pakeisti. Galbūt galėtum kažką patarti žmonėm, kurie sugalvojo, sakykime, taip, kad jam kažkas atsitiko akvariumai ir imasi tokių klaidų, kada visiškai viską išima, netgi išvirina, reiškia, gruntą, išvirina akmenis, gerai, kada dar augalų neišvirina, tai, sakykime, ar neteko tau susidurti su tokiom problemom, reiškia, žmonių nesikreipia į tave? Taip, kreipėsi ir girdėjau ne vieną kartą, bet tai be abejo nestebina, nes gal žmonės turi mažiau informacijos ir tiesiog jiems taip atrodo, kad pakeitus visą akvariumą, ta prasme, išėmus visą gruntą, išpylus visą vandenį, augaliukus, viskas susitvarkys ir pasikeis, bet tame ir slypi klaida, nes būtent susiformavusiame akvariume gyvena, sakykime, keli milijardai gerųjų bakterijų, kurie aprūpina tą akvariumo terpę, gyvybę, valymų, deguonim ir taip toliau. Ir būtent tos bakterijos išpilamas ir paimamas negyvas vanduo, be bakterijų, išvirinamas gruntas. Ir, sakykime, tokiam akvariumui užsikurti reikia, aš galvoju, mėnesių, 2, jeigu nedadėt nieko ten seno vandens ar bakterijų. Tai viena iš didesnių klaidų yra žymiai geresnis metodas, natūraliais būdais sustabdyti dumblių auginimą. Tai yra bakterijų dėdėjimų priemonė prieš dumblius yra puikiai veikianti, vandens kokybės gerinimas, apšvietimo sureguliavimas ir akvariumas atsistato savaime. Iš vandens keitimo paminėsiu, kad jokių būdų negalima akvariume keisti daugiau kaip, sakykime, pusę vandens ar bent pusę. Tai turėtų būti trečdalis. Pakeitus tą trečdalį rekomenduočiau pusę pilti vandentikio, pusę minkšto vandens ir dadėti gerųjų bakterijų. Dažna klaida būna, kai žmonės laiko tus vadinamus burbuliukus su auksiniam žuvytėm arba gaideliais, kada jis irgi stovi, savaitę gražu, antrą savaitę jis jau negražu, žmonės viską išpila, aišku, žuvytė pasilieka, pripila naujo vandens, tada vėl streso žuvytė ir visam akvariumui. Jis būna gražus tik vizualiai, bet iš tikrųjų ten nėra gyvybės, nėra bakterijų terpės ir jisai žymiai sunkiau startuoja. Ir šiaip, kas liečia akvariumo priežiūrą, norėčiau Jums paminėti, sakykime, taip iš savo pastebėjimų. Siūlyčiau akvariumus vis dėlto saikingai prižiūrėti pagal kažkokį tai grafiką, nes akvariumo priežiūra reikalauja, sakykime, ir laiko, ir sakykime, tokių tikrai gali ir susitrukdom, bet šiaip tai malonumas, pavyzdžiui, žmogui tvarkyti akvariumą. Jeigu jis jį turi, jeigu neturi, tai reiškia, reikia įsigyti ir turėti. Ir, sakykime,
ta reguliari priežiūra, jinai savaime viską išsprendžia. Nes dauguma žmonių ir pas mane būna, kad tiesiog skambinat, mėly, ir sakot, kad man nereikia ten nieko tvarkyti, aš turiu gerą filtrą, ten pusę metų jau pas mane viskas gerai gyvena ir ten vanduo skaidrus yra. Tai neužmirškim, kad vis dėlto vandens skaidrumas dar nerodo, reiškia, sveikatos akvariumo ir ten gali po kurio laiko atsirasti labai didelių problemų ir tiesiog žuvytės pradės mumirti. Ir viskas. Ir tada jau mes turėsim viską iš naujo vėl daryti ir, kaip tu sakai, užkurti iš naujo. Aš turiu vieną klausimą, kas liečia šitą dalyką, reiškia angliarūgštės sistemas. Kada mes turim didelę įrangą, sakykime, dideliam akvariumui, tai yra ten, sakykime, kaip grubiai tariant, balionai, kurie turi angliarūgštę ir jie yra apleidžiami po pručiuką, reiškia, tirpsta vandenį. Reiškia, tokioj parduotuvės perkamoj įrangoje, sakykime, ta angliarūgštė iš pradžių gal ir yra, o paskui, sakykime, po to, kai baigėsi, ar kaip čia, jinai veikia, kokiu principu ta angliarūgštė, iš kur atsiranda jinai? Tai vėl perkamas papildomai paketas. Yra atskiri paketai, kurie ten, sakykime... Cheminė miltelė pagalba supilama vėl naujas mišinys ir vėl startuoja vėl 1-2 aprūpinama angliarūgštėm akvariumas. Supratau, nes šiaip jau aš ir pats galvojau, kaip čia, iš kur, sakykime, suprantu vamsdeliai, visa kita, tai čia yra viskas aišku, bet iš kur angliarūgštė atsiranda. Tai man tai buvo ne visiškai aišku, iš tikrųjų. Manau, kad žiūrovams to labiau ne viskas aišku. Bet jūs, mėlyje, nebijokit, reiškia, skambykit tiek man, tiek galima Gintarui skambinti, iš tikrųjų. Ir manau, kad viskas yra išsprendžiama, viskas yra padaroma, tiesiog netgi, sakyčiau, yra daug maloniau, kada mes kažkas tai vyksta to, ko mes nesuprantam, yra su ko pasitarti. Tai vyksta vėlgi ne tik bendravimas su savo žuvytėm, bet ir su žmonėm gyvais, kurie yra, kaip sakyti, fanatikai galbūt to reikalo. Sakai, dažnai tau tenka pačiam prižiūrėti savo tos akvariumus, kurie yra ekspozicijai. Tai vis dėlto, ką pats jauti, reiškia, kokį tau, sakykime, taip, dvasinį, moralinį, sakykime, kaip čia malonumą suteikia visas šis darbas. Ar jau būna taip, kad per daugelį metų vis dėlto, kai kada būna, kad jau tiesiog rankos nekyla tam? Turbūt akvariumai ir jų priežiūra, bet, sakykime, šitie povandeniniai sodai, drįsčiau sakyti, kad tai yra visas mano gyvenimas, ta prasme. Jie be abejo daug duoda, ta prasme daug reikalauja, daug dėmesio, daug meilės, bet jie grąžina su kaupu, nes tas laikas praleistas prie savo akvariumo, tai gali patvirtinti kiekvienas akvariumininkas mėgėjas, kad tai atneša, sakykime, tas laikas nesiskaičiuoja gyvenimo trukmę ir, kaip aš tai vadinu, tai yra grina meditacija, grinas buvimas čia ir dabar, nes laikai pas mus yra labai bėgantis ir skubantis. Mes matom, kaip žmonės skuba gyventi, skuba dirbti, skuba išvažiuoti, poilsiauti ir taip toliau. Sakykime, būtent akvariumas yra tas ramybės momentas, kada mes galime pabūti grinai su savo augintiniais, su savo augaliukais vienumoj ir būtent patirti tą vienovės jausmą, nes vis tiek turbūt nebus naujiena, jeigu pasakysiu, kad gamta ir mes esam viena, kad mes visi esam kilę iš vieno šaltinio ir kuo mes greičiau atsigręšime į gamtą, tuo žmonija geriau gyvens. Todėl, kad aš skaitau, akvariumai vis populiarėja ir vis daugiau jų atkeliauja į žmonių namus, nes žmonėm reikia sveikos gyvensenos, ramaus buvimo ir tai teikia džiaugsmą ir palaimą. Vis dėlto, ar yra tokia galimybė, pavyzdžiui, namuose, grįžus iš po darbo, ar aplamai ir namuose turi akvariumą, ar jis tau ten jau, kaip sakyt, gal nebereikalingas visiškai? Dėkui. Deja, namuose buvo visi šitie akvariumai, kol nekūrėm saloną, tai jais rūpinausi namie. Dabar namie yra vienintelis akvariumas nuostabaus grožio, kurį turi dukra Gintarė. Ji puikiai jo rūpinasi ir aš galiu tik akį užmesti ir pasigrožėti. Šiaip tai norėčiau ir aš akį užmest, gal kada pasikviesi į svečius ir aš tiesiog net nepagalvojau, kad gal tiek žmogus turėdamas parduotuvėje akvariumą ir tiek laiko čia praleidęs, dar gali rūpintis namuose kažkokiu tai akvariumu. Čia kiek aš ateinu pas tave, reiškia, mes bendraujam, dažnai matau, kad tu visą laiką rankas įmerkęs esi į akvariumą, reiškia. Gerai, kad akvalango dar nereikia, žinai. O šiaip jau, sakykim,
Ar būna tokių momentų, kad netgi čia parduotuviai būdamas, žmonių, kaip sakyti, ne visada būna salone, vadinkim tais jais klientais, ar kaip ten sakyti, ar pacientais, nežinau kaip čia geriau išsireiškus. Nes tikrai akvariumai teikia labai didelę dvasinę ramybę. Ar būna taip, kad tu pats, sakykime, atsisėdė, įsirinkęs kažkur akvariumą, tiesiog sėdė ir ten kažką žiūri, nekeši ten rankų? Būna be abejo tokių momentų, aš nežinau kaip jūs pavadinti, ar tai būna momentai, kada viskas nušyvo tiek pas mane vidui, tiek išoriai, bet būna, kad ateina toks momentas, tu tiesiog sustingsti ir tiesiog stebi tą augalą, ar tą žuvytę, ar tiesiog krintančio krioklio smiltelę ir tai yra tie momentai, kurie iš tikrųjų yra kupini ramybės ir palaimos. Aš tikrai labai dėkingas, nežinau, turbūt visatai, kad nuo pat mažens atvedė mane prie šitų povandeninių sodų ir kuo toliau, tuo daugiau matau, kad jie mane traukia ir aš pasistengsiu dėti savo visas pastangas, kad šitą grožio pojūtį, šitą džiaugsmą galėčiau perduoti kitiems žmonėms, kad jie taip pat galėtų tai pajausti, tai viena iš mano tokių svajonių būtų. Tai, sakykime, tai galbūt esmė, dėl ko aplamai žmogus gyvena, kiekvienas žmogus turi turbūt svajonę tokią, kad galbūt ne tiek susikrauti turtų ir nusipirkti kažkokią mašiną brangią, bet pati esmė gyvenimo, dėl ko mes aplamai gyvenam, nes kiekvienas daiktas jisai žmogui tiesiog atsibosta, tai yra trumpalaikis džiaugsmas, o esmė gyvenimo, tai kiekvienas ją suprantam galbūt savaip. Ir norėčiau, kad kiekvienas žmogus ją surastų savyje ir manau, kad tu tai jau padarai.